Pasisveikinkite su Tadu. Galite vadinti Tedžiu. Antras vardas jam buvo priklijuotas Anglijoje, kur Tadas kurį laiką gyveno. Teko gyventi Didžiojoje Britanijoje. Va, ir tikrai buvo smagu, įdomu. Va, bet iš tikrųjų džiaugiuosi dabar grįžęs čia į Lietuvą. Džiaugiuosi, kad galiu groti, pakoncertuoti. Tadas svajojo tapti lakūnu, paskui krepšininku, o tapo profesionaliu pianistu. Tadas aistringas keliautojas ir gurmanas. Noriu pasitraukti galbūt tikrų... Neturime, turime daugiau kitą. Aha, supratau. Labai mėgstu ikrų paštetą. Ypatingai turiu savo firminį sumuštinį, tai yra batonas, užtepėlė, sūris. Vienas labiausiai jaudinančių nuotykių Tadą ištiko gilioje Turkijos provincijoje. Tedis su draugais nusprendė pabėgioti su lietuviška trispalve. Buvo vakaras, norėjo žmonės pasirodyti, galbūt tai dėl to ir taip. Prabėgti su vėliava norėjom per miestelį. Teko bėgti nuo grupuotės neaiškios, kuri palaikė mus teroristinė organizacija. Buvo susišaudimas, bet labai smagu, kad mus vietiniai išgelbėjo. Draugai, kurie dalyvavo tam pačiame projekte ir viskas baigėsi iš tikrųjų laimingai. O kaip galėjo baigtis, tikrai neaišku. Chorų karai Tadui dar vienas didelis nuotykis. Man iš tikrųjų nereikia laimėti nieko. Aš jau laimėjau tiek, kad kiti galėtų tik tai pavydėti. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad esu chorų karuose. Džiaugiuosi, kad galime padaryti fantastinį gerą produktą. Ir tikrai esu laimingas. Scenoje Laura ir Šiaulių choras Chameleonas. Jie atliks dainą iš filmo Dičiaus karjera. Chorą galite palaikyti numeriu 8800 777 03. Čia laukt kas vakarą, gal dar sugrįš, gal dar ateis, gal dar paskirs man pasimatymą. Tu nežinai, kaip sušalo, kaip palikai mūsų ugniakurą. Nebegaliu aš, nebegaliu. Šitaip elgės tik vaikai, mūsų gyvenimas adel, vien tik audros nuolatinės. Aš žinau, mane tu myli, tavo žodžiai tai daina, bet esi per daug jauna, tu per daug jau lietuvaitė. Pasaulis toks gražus, liks sveikutė būk gera, nes daugiau jau nepora.
keliu, nebegyvensiu, aš nebegaliu. Čia išnyko, sakot. Juokaujat, ponai. Dėkojame prie choro prisijungusiam gerbiamam Sigitui Jakubauskui. Taip, 1980 metai, Indrė, tu dar nebuvai gimus, tai yra būtent čia atveju mano gimimo metai. Buvo Lietuvoje pastatytas miuziklas Dičiaus karjera, jame ūkininkų sūnų Vladą vaidino Sigitas Jakubauskas. Sigita, ačiū, kad atvykote, prisijungėte prie Šiaulių choro. Na, o jo mylimąją Adelę vaidino ir pati Nijolė Oželytė. Tokia istorija iš šio lietuviško miuziklo Dičiaus karjera. O meilužė buvo Kristina Kazlauskaitė. O dabar darykime kitą karjerą ir kreipkime į Kristiną. Kadangi mes turime labai trumpai laiko, tai aš iš karto viską susakau, ką pasirašiau. Šitas choras turi savo labai aišku braižą. Kiekvienas jų pasirodymas yra įvykis, tai yra mažas spektaklis. Jis niekada nesikartoja. Negali pasakyti, kad pirma laida buvo taip, paskui panašiai ir dar kitaip. Labai skoninga, švari harmonija, balsai aiškiai girdisi, išdėstyti, labai įdomu žiūrėti, kiekvieną tiesiog sieki, malonu klausyti, labai geras solistės ir choro planas. Vienas kitą labai papildo, negožia, nenervuoja. Tiesiog viskas labai organiškai sulimpa. Tai va tiek. Žiūrėkit, ką radau. Žiūrėkit. Radau generolę. Laura pasirodo čia yra. Kaip tam filme sakė, jums ūsas atsiklijavo. Nepykit. Nu, bet klausykit, gražus vyras būtumėt. Tik pademonstruokit tą kelnių kišenę. Aš nesuprantu, kodėl kišenė priekyje yra. Kaip čia, tipo, labas vakaras, rankos iš kišenių? Mindaugai, kai reikia ką nors Rūta, kodėl kalconuose kišenė yra priekyje? Todėl, kad dabar yra tokia mada ir žinokit, aš labai ją palaikau. Veidrodėlį. Aš ją labai palaikau. Pasakysiu kodėl. Todėl, kad po to, ką padarė Končita Wurst, kiekviena moteris privalo tiesiog dabar šitaip atsikeršyti. Tai Rūta, kodėl pati ūsus nusiskutai ateidama į chorų karus? Negaliu nešiot ūsų, mano kūdikiui labai trukdo, tada manęs nebučiuoja. Negali padaryti. Aš norėjau padėkoti chorui už tai, kad jūs esat labiausiai mane nustebinęs choras šitame sezone ir jūsų subtilumas, skoningumas ir labai gražus, netradiciniai, nenuvalkioti sprendimai tiesiog ypatingai pradžiugino šiandien. Aš labai jaučiuosi pamaloninta. Aš manau, kad iš vis kelnės be kišenių yra beprasmiškos, nes vyrai, kada šalta, laiko kišenėse rankas, o šiuo metu buvo viskas, choreografija pastatyta, vokalas nuostabus, viskas buvo savo vietoje ir pradžioje galvoju, gal nedavaidinta, bet po to žiūriu, nepervaidinta, kas yra svarbiausia. Finalas buvo konkretus, trumpi žodžiai apie mūsų vyrų senų gyvenimą. Nu, aš sėdžiu prie Vytuko. Vytai. Aš labai paprastai, jūs sakėte, kad buvo Kazlauskaitė meilužė, tai žinokit, aš irgi įsirašau ir jeigu bus pakartojimas filmavimo, aš esu jūsų antras meilužis šito choro. Ir viskas tobula, jūs šaunuoliai. Su tuo vyru galima toliau eiti. Jokių klausimų. Nerealu. Šiaulių choras yra... Beveik nominacija Oskarams. Pasižiūrėkim, kaip sekasi balsavimo. Taip, Šiaulių choras šiaip yra nuostabus, jūs tą supratot. Jūs esat nerealus, neįtikėtino, mes matome balsavimo telefonų lentelę. Taip, kaip balsuoja mūsų žiūrovai? Na, parodykit, norim. Jonava. Pirma vietoje, beveik 10. Šiaulių choras antrojoje vietoje, toliau Panevėžio choras, Kauno choras ir Lietuvos aklųjų choras dėja turi surinkęs mažiausiai žiūrovų. Bet žiūrėkite, dabar Šiaulių choras tuoj pavyzdžio. Taip, Šiauliai jau pirmoje vietoje, neįtikėtina puiku. Balsuokite ir toliau, sakėm, dirbkite, it iš filmo greitai ir išsiutė. Darykit darbą, gerbiami žiūrovai, balsavimas yra nemokamas. O dabar atėjo metas pristatyti ir tuos, kuriems jūsų pagalbos labai reikia. Mindaugai, ar žinai, kad tai, kas gražiausia,